O ką mato šitose nuotraukose? Ką jūs atskleidžia, parodo? Arba žmonių, kurie jūs naudoja ir kaip juos pervežtų, kiek mums reikia mašinų, dviračių, autobuso ir kokią išvadą jūsų manimo? Reikia važiuoti autobusu. Autobuso, arba dviračiais. Arba šeimą skambint, nes tada gatvėse bus lengviau kvėpuoti, bus daugiau vietos visiems, parkingai nebus tokie užkimšti. Tik aišku, sunku perlipti per save. Jeigu aš turiu rytais nuvežti sūnų į vieną mokyklą, dukrą į kitą, pats nuvažiuoti į darbą, tai jau man su troleibusu važiuoti, kaip ir sunkoka, reikėtų, nežinau, pusvalandžio anksčiau keltis visai šeimai ir, nežinau, ir valandą laiko praleisti troleibusus, bet gal tai ir yra sprendimas. Vasarą reikėtų, nežinau, naudotis dviračiais ar panašiai. Bet tiesiog, kad mes galime rinktis. Mes esame čia iš to filmuko dar su nepabilietu, bet kalbant apie tą ankstesnę nuotrauką, kad tai nuo mūsų priklauso. Niekas neverčia mūsų iš principo važiuoti su mašina. Mes galime važiuoti autobusu, galime sėsti dviračio. Ir tai jau bus visai kitas poveikis miestui. Taip, gatvės, kalbant apie gatvės, jos rasi visko. Čia, bet žinot, kas autorių šito grafitį? Solopan. Šilpa. Bet būtų parašyta Solopanas ir jeigu nieko nepešė, tik tai savo vardą. Tai tas tad atsakymas. Čia yra Banksy darbas, Banksy garsiausias pasaulyje grafitistas. Jisai jau nelaikomas eilinių darbuotojų, nes jisai yra kultinis ta prasme, kad žmonės paskui nori fotografuotis prie darbų arba jo darbus irgi užtebliuot, sunaikinti ir panašiai. Čia yra labai Niujorke šiaip jisai išrankioti. Ir mieste gali vykti daug skirtingų dalykų. Galima užtverti dalį gatvės, nežinau, savaitgalį, sakykim, paversti vėlgi mini parku. Sukviesti kaimynus, vaikus, šeimas, kavinės atsidaro, suoliukai ištraukiami. Čia irgi gatvė uždaryta, gabalas gatvės, kad būtų galima užžaisti. Parkingo diena. Vieną dieną metuose parkingai pavirsta parkas. Tai čia toks amerikietiškas, angliškas žodžių žaismas, parkų ir parkingų. Filadelfijoje apleisti namai savanorių jėgomis išdažyti skirtingom spalvom, kad neatrodytų kaip niūriai. Ženklinimas, trūksta dviračių trasų, partizaniniai miesto urbanistai pradeda patys savo dviračių trasas piešti. Aišku, tai nėra šiuo atveju legalų, teisė ar panašiai, bet tiesiog parodo žmonių norą imti sprendimus į savo rankas ir taip pat parodo, duoda žinią savivaldybei, kad mes norime dviračių taką, mes neturim kur važiuoti. Arba pėsčiųjų perėjose arba nusipiešti. Čia pavyzdys, kas gali pasikeisti gatvėje vien dėl to, kad kelios parkingo juostos yra panaikintos šonuose. Čia ta pati gatvė, tik tai pasikeitė taisyklės ir apačioj, matot, kelios juostos atiduotos pavirto į žalumą, dviračius, kavinės, suolus. Daržininkystė mieste, augalininkystė, ta prasme, kad sodink valgomus, nevalgomus augalus, daržoves visur, kur randi žalią plotą. Nes kodėl ne, smagiau, įdomiau, galime įtraukti savo kaimynus, bendraminčius ir pakeisti miesto veidą.